Ką daryti, jeigu nuolat jaučiu alkį metant svorį? Tai reikėtų paanalizuoti tavo mitybos racioną ir dabar iš savo mitybos raciono gauni pakankamai baltymų, skaidulų ir nesukuri per didelio kalorijų deficito ar ne per daug sportuoji. Išanalizavus šitos dalykus, jeigu pamatysi, kad iš savo mitybos raciono negauni bent jau 1,6 gramo kūno kilogramui baltymų, tai indikuos, kad gerai, negauni pakankamai baltymų, tai todėl jauti tą didelį alkį, tada pasižiūrėk, kokį tą kalorijų deficitą sukuri per dieną, tai vėlgi pasek savo mitybos racioną, kiek ko suvalgai ir tada būtent, kai jau matysi, kiek tu kalorijų gauni, galėsi sukurti reikiamą tą kalorijų deficitą ir tada, jeigu tu pradėjai mesti svorį ir ten pradedi po 10 km bėgioti ir nekeiti savo mitybos raciono, tai irgi gali indikuoti, kad tiesiog persitreniruoji, išdegini per daug kalorijų, negauni tiek daug iš savo mitybos, todėl yra sunku išlaikyti tavo nuolat jauti tą alkį. Jeigu tu nori teisingai planuoti savo mitybą, tai persikas.com appsus už tave paskaičiuos, kokį tą kalorijų deficitą turi sukurti pagal savo fizinį aktyvumą ir duos tu mitybos planą, kad nereikėtų sukti galvos, gaus pakankamai tų baltymų ir galėsi džiaugtis rezultatus, nealinant savęs ir nejaučiant didelio alkio.